egzistavo dvi struktūros. Pasienio struktūra ir komendatūros. Iš kairės Šleigaitis ponas Mickevičius atstovavo pasienį tarnybą, nes tuo metu buvo susiformavusi pasienio tarnyba. Komendantas atstovavo Jurbarko komendatūrai. Sunkiu momentu sausio 8 dieną ministerijos įsakymu mus pakvietė ginti parlamentą. Jurbarko užkardos pasieniečiai, vadovaujami Okunevu, išvyko ginti Lietuvos parlamentą. Įspūdžiais, nes mes tų laikų buvo pasieniečiai, dabar tiktais mes kitose struktūrose priklausom, pasidalinti gal paprašysiu poną komendantą, kuris tuo metu vadovavo Jurbarke. Buvo pavesta jam viską, gal prašom, Algirdai, įspūdžius, kaip čia jums sekėsi, gal kokių įdomesnių situacijų buvo susidarę, pasidalykit įspūdžiais prisimendami. Budėjimai Jurbarke prasidėjo sausio 9 dieną. Iki tol vyko normali darbinė eiga, kadangi iš krašto darbuotojų Jurbarke praktiškai likau vienintelis, todėl organizacinis krūvis rajono gynybos gulė ant mano pečių. Tačiau toj pat labai aktyviai įsijungė eilė būsimųjų Lietuvos kariuomenės karininkų, savanorių, todėl veikla prasidėjo iš karto. Jau pirmosiomis dienomis aktyviai į budėjimą įsijungė šie asmenys. Tai Laimis Benys, Alvydas Stalgys, Gitana Paulauskaitė, Vidmantas Genys, Algirdas Petraitis, Rolandas Lukšas ir Vidas Šaknaitis. Labai turėčiau prisiminti ypač naktį iš 12 į 13, kadangi 12 dienos vakare 6 valandą buvo Jurbarko bažnyčioje mano 3 vaiko mergaitės krikštynos. Tačiau man juose neteko sudalyvauti, išskyrus tai, kad buvau nuvykęs tik į bažnyčią. Po to situacija klostėsi taip, jog mes jokių būdų negalėjom palikti nei vienas iš paminėtų asmenų savivaldybės rūmų, kur buvo sudarytas, kur buvo įsikūręs mūsų štabas. Gavus per televiziją, pamačius, kokie įvykiai darosi Vilniui, buvo pradėta kviesti į rajono savivaldybę buvusi tuo metu rajono vadovybė. Iš karto paskambinus valdytojui, buvusiam valdytojui Lapėnui ir tarybos pirmininkui Kazakevičiui, vis dėlto, nors ponui Kazakevičiui atvykti buvo kur kas toliau, tačiau jisai į valdybą pasirodė pirmiau už Lapėną. Jiems atvykus buvo reikalaujama, jog būtų mieste, kaip ir visoje Lietuvoje, skelbiamas aliarmas, paleistos sirenos. Tai buvo įvykdyta po kažkurių tai abejonių. Tačiau sirenom nuskambėjus keletą minučių, jos buvo nutrauktos. Tada reikėjo imtis iniciatyvos ir jas išreikalauti iš
ryšių mazgo, jog būtų paleistos iš naujo. Ir vėlgi kažkurių tai asmenų buvo reikalaujama, jog neverta trikdyti miesto gyventojų ramybės, tegul jie savo miega, o čia kas susirinko, tie susirinko.